Opus pokalbis. Dar kartelį labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus. Čia tęsiasi laida be problemų ir mes turime svečių. Juos pamatyti galite, jeigu stebite mūsų transliaciją su vaizdu portale lrt.lt. O jeigu be vaizdo, tai aš nekantrauju juos pristatyti, nes dabar mes pasikalbėsime apie mano patį mėgstamiausią festivalį, kuriame niekada nesu buvęs. Apie festivalį Iškrovos. Ir čia turim dalį festivalio komandos, Milda Paužuolytė ir Vaidas Bartušas. Sveiki gyvi. Sveiki. Nustebot, kad nebuvau niekada festivalyje, ar nustebot, kad mėgstamiausias man festivalis? Man tas toks sulipdymas dviejų dalykų gražiai skambėjo. Aha, gražu, kai gali būti mėgstamiausia vieta, kurioje nesilankėjai. Bet, žinai, būna, kad kartais susikuri savo galvoje tokį vaizdą, kad paskui net baisu apsilankyti, kad tavo visas įsivaizdavimas kažkur nepradėtų. Ne, tiesiog, kad ne kartą yra pasakoja ir Tomas Vėjas, ir Jaroška apie festivalį, ir čia ir neterio metu, ir visada taip sugeba sudominti ir taip užvesti, kad man galvoje tiesiog susidarė, kad aš būtinai turiu aplankyti festivalį šiemet, ir dabar jūsų užduotis bus dar paskatinti ir mane, ir Unę, ir klausytojus. Aš esu buvus šitam festivalį ir jau ne vieną kartą, ir iš tikrųjų, bet dažniausiai būdavom taip dėl to, kad mes važiuodavom su LRT Opus turėti ten specialią transliaciją, ir taip tiesiog sutapdavo, kad tai būdavo viena diena. Transliuodavom ir koncertus, tai meniniai programai gal tiek dėmesio patys ir neskirdavom, nes tęsiasi, kaip suprantu, visą savaitę. Tai ar dabar kažkas kinta, galbūt ta programa padidėjo, kaip suprantu, daug menininkų paraiškų šiemet sulaukėt, ne tik iš Panevėžio vietinių kūrėjų, bet ir iš daug daugiau. Tai gal papasakokit apie tai, apie būtent tą meninę programą, mes čia šiandien ir susitikome pasikalbėti. Aš tai gal pasidžiaugsiu, kad kiekvienais metais meno programa iš tiesų auga. Labai smagu, kad aplikuoja vis daugiau menininkų ir turime ne tik meninę galerijos programą, bet turime menininkų vedamas dirbtuves, garso instaliacijas, įvairias interaktyves instaliacijas, kartais net instaliacijas pačiame Panevėžio mieste. Tai mane džiugina, kad festivalis auga ne tik muzikos prasme, bet ir meno prasme. Taip, iš tiesų, šis festivalis jau 11 metus suburia žmonės aplink industrinį pastatą, kuris jau savo funkcijos nebeatlieka, jį atgaivina. Tuo pačiu, manau, kad būtent festivalio veikimas tame pastate puikiai atliepia ir edukacinę būtent miesto istorijos pusę. Gal kas nežino, tai aš papildysiu šiek tiek Vaidą, kad festivalis vyksta buvusioje siuvykloje, kurioje yra išlikę autentiškos siuvimo mašinos, visa vidaus ir apdaila. Tai tą siuvyklą mes stengiamės atgaivinti ir kasmet ji vis tampa labiau gyva. Ir kalbant apie meninę programą, būtent tam pastate yra labai daug erdvių, kurios būtent tą laikotarpį ir virsta įvairiomis performansų vietomis, garso instaliacijomis, galerijomis. Kaip festivalis vyksta Panevėžyje? Tai labai įdomu, ar atvyksta tada daug svečių iš visos Lietuvos, ar tai labiau lokalus ir sutraukiantis viso Panevėžio gyventojus festivalis? Į festivalį, aišku, atvyksta jau Panevėžio miesto bendruomenė, kai kas net su tuo festivaliu užaugo ir tuomet atsiveža draugų, bet taip pat atvyksta nemažai žmonių ir iš kitų miestų. Mes tikrai bendradarbiavome su nemažai muzikos grupių ir skirtingų menininkų. Taip pat ir Vaidas labai daug įnešė į mūsų bendruomenę, o jis nėra iš Panevėžio. Aš pati nesu iš Panevėžio. Aha, aš vis galvau, kad čia panevėžiečiai organizuoja. Organizuoja panevėžiečiai. Kaip jūs užkvietė tada, būnant ne iš Panevėžio, šitas festivalis? Tai aš atsidūriau Iškrovose dėka vieno iš festivalio įkūrėjų Pauliaus Šaparnio dėka. Jis mane pakvietė dalyvauti
performansų programoje, rezidencijų performansų programoje ir tada, kai patyriau būtent to festivalio pačią energiją ir misiją, nes mano kaip apskritai kaip žmogaus veikla labai asocijuoja, jaučiuosi motyvuotas, jeigu matau tame prasme ir aš pradėjau matyti, kiek vertės kuria būtent festivalis visuomeniai, kalbant plačiaja prasme, tai labai tikrai įsitraukiau. Tai praeitais metais teko ir kuruoti rezidencijas, užpraeitais metais teko pasirodyti. Žodžiu, toks labai patyriau didžiulę meilę tam visam vyksmui. Ar ta meilė festivaliui kažkaip keičia ir miesto įvaizdį, ir Panevėžio įvaizdį? Ar turėjai galvoje vienokį ir dabar tas festivalis pakeitė tavo požiūrį į miestą, ar tiesiog? Panevėžys man visada buvo meno miestas, jame labai daug yra valstybinių institucijų, kur galima dirbti, kur galima kurti meną. Taip pat, kalbant, pavyzdžiui, apie kitą kontekstą, šių metų regioninės tarybos prioritetai Panevėžyje, vienas iš prioritetų yra rezidencijos. O rezidencijos yra tai, kas užgimsta, kažkas gero, kažkas naujo, kažkas tokio, tai yra judėjimas link inovacijų. Tai man tiesiog Panevėžys, jisai galbūt net nekinta tas požiūris, bet jisai dar labiau šiltėja, dar daugiau sukuria meilės. Aš tik gal papildyčiau, man asmeniškai atrodo, kad dar daugeliu žmonių Panevėžys siejasi su industriniu miestu. Ir taip yra, mes iš tiesų turime daug industrinių pastatų, dalis jų nebeveikia. Tai ta meno ir industrijos sąveika praplečia miesto suvokimą. Sakėm, pakalbėsim konkrečiau apie meninę dalį ir kiek aš žinau, bet pataisykit, jeigu aš klystu, kad vyko atranka į galeriją, kurios atidarimas bus festivalio metu, galerija vadinasi Gijos. Kaip ta atranka vyko? Žinau, kad net apie 140 menininkų paraiškų sulaukėt, bet kokia buvo užduotis? Ar tai buvo tiesiog atviras konkursas ar kažkas kita? Taip, iš tiesų sulaukėme daug paraiškų ir tikrai tiek nesitikėjom, tai labai nustebom ir apsidžiaugėm ir tuo pačiu nusiteikėm darbingai. Tai atrankos procesas vyko kartu su Vaidu, kartu su Užupio meno inkubatoriaus kuratorė Grete Tvarkūnaite ir festivalio vadovu Pauliu Šaparniumi. Tai mes kažkaip turėjome gaires, kad norėtume, kad šiais metais, čia dėka šiaip Vaido iš tiesų ta idėja gimė, kad šiais metais festivalyje menininkai ne tik atvežtų jau savo sukurtus darbus, bet kartu kurtų kažką specialiai vietai. Tai dėl to programoje atsirado konceptas Gijos ašis ir Gijos srautas. Tai ašis buvo skirta menininkams, kurie nori kurti konkrečiai tai vietai, tai yra rezidencijoms, o srautas tai buvo skirta menininkams, kurie norėtų atvežti, bet pritaikyti erdvį ar galbūt praplėsti pagal erdvę esamas instaliacijas. Iš tiesų, ekspertų grupė susidūrė su didžiuliu tokiu kaip kuratoriniu iššūkiu, nes mes, tikrai menininkai visi nuostabus. 140 paraiškų su nuostabiom idėjom, nuostabiais muzikiniais performansais, nuostabiais judesio performansais, instaliacijomis, lauko menu. Buvo iš tiesų iššūkis išsirinkti ir sudėlioti taip, kad viskas tarpusavį ir derėtų, ir šiek tiek disonuotų. Aš gal dar kažkaip pagalvojau, kad kai pamačiau tas visas paraiškas ir jas jau paanalizavau, kad čia būtų galima sudėti ne vieną galerijos programą, o kokias 2-3 programas. Ir tada kilo klausimas, o kuriuo ten taku eiti, ką pasirinkti. Tai užduotis buvo sunki, susitikimai buvo ilgi. Aha, daug kalbėjomės. Kaip čia viską taip panaudoti, kad derėtų tarpusavį. Kodėl vadinasi Gijos? Ar čia turi kažkokią specialią reikšmę? Nes anksčiau tiesiog, man atrodo, nebuvo pavadinimo šiai meno galerijai arba festivalio programai. Man atrodo, kad dabar ji tik atsirado ir kokią žinutę čia norite ištransliuoti. Anksčiau mes iš tiesų turėdome tokias kaip neoficialias potemes, kad mums šiek tiek būtų aiškiau, kaip kreipti vizualiką, kaip galbūt dėlioti visą parodos architektūrą ir konceptą. Bet šiais metais nusprendėme išeiti viešai su šiuo pavadinimu galerijos. Galbūt tai, kad labiau atsiskleistų ne tik muzikos dalis festivalyje, bet ir galerijos, kad ji būtų dar labiau atvira ir tokia bendra jungtis kartu su visu festivaliu. O tema gimė
diskusijų metu, šiaip su visais kolegomis, kas dirba su festivaliu, galvojame, apie ką mes esame. Ir mes vis tai esame apie bendruomenę. Bet tada kyla klausimas, kas ta bendruomenė ir kaip tą bendruomenės savoką paliesti giliau, nei tiesiog, kad va čia ateina žmonės ir jie kažką veikia. Ir mes dėl to sugalvojame, kad mes esame tarsi gijos, nes kiekvienas, kas iš festivalio išeina, įsineša kažkokią tasą apie mus į miestą, į kitus miestus. Kiekvienais metais grįžta, jau 11 metai, tai kažkaip tai pasirinkome šią temą. Kas atvyksta į Panevėžį festivalį, paskui tada jau kiekvienais metais važiuoja ir patenka tarsi iš gijų supintą tinklą. Taip. Pasidarom trumpą pertraukėlę muzikinę ir tada dar pratęsim pokalbį ir detaliau pakalbėsim, o kas tik dabar įsijungia, tai mes čia šnekučiuojamės apie festivalį Iškrovos, kuris Panevėžyje vyks jau 11 kartą, ar ne, ar 12, kaip čia 11 metų, tai 11 kartas. Taip, pernai šventėm 10-metį. Aha, o dabar 11. Liepos 20-25 dienomis. Čia kol kas Jeroškos kūrinys Revelations. I want to greet all of our brothers and sisters. My objective, brothers and sisters, my objective. It is plain and simple. Get the gospel over to you. In this wicked country. And it is a wicked country.
Tęsam pokalbį apie festivalį Iškrovos, kuris vyks Liepos 20-25 dienomis Panevėžyje. Ir kalbėjom, kad šiais metais labai daug paraiškų iš įvairių sričių menininkų. Festivalis sulaukė net 140, bet nepaklausiau, kiek atsirinkot į tą festivalį tų menininkų. Šiaip atsirinkome kol kas 18, bet dar derinam ir plečiam programą. Tai gali būti, kad bus virš 20 žmonių. Ar pastebėjot kažkokias tendencijas, iš kokios pusės, iš kokios srities žmonės daugiausia teikia? Arba galbūt atsirinkdami galvojat, kokios krypties jums reikalingi kūriniai? Šiaip smagu, kad teikia menininkai iš įvairių sričių. Galiu labai pasidžiaugti, kadangi esame muzikos festivalis, kad teikia paraiškas ir garso menininkai. Tai tuomet pradėjome jungti vizualų meną ir garso meną. Yra labai įvairių krypčių. Tapybos, skulptūros, instaliacijos, video, žodžiu, labai daug. Labai įdomu pastebėti, kad šių metų rezidencijoje daug menininkų dirba su tokiu realybės kvestionavimu ir jų temos dažniausiai būtent ir yra tas klausimas, kad tai, ką laikome realybė, ar iš tiesų yra kažkas nekintamo, fundamentalaus. Todėl instaliacijose lankytojai galės įžvelgti ir įvairius atspindžius, įvairias deformuotas erdves, galės įsitraukti į veiklas. Tuo pačiu, žinoma, bus galimybė ir pakalbėti su menininkais gyvai. Ar keisis, nors, nes galvoju, jeigu tiek menininkų buvo ir tokie visi atrodo talentingi ir geros tos idėjos ir jūs vis dar svarstot apie tai, kad galbūt galima tą meninę programą plėsti, tai man visai patinka ta mintis, kad savaitę vyks, praktiškai savaitę vyksta, galerija veikia ir jeigu yra, pavyzdžiui, kažkokie performansai, tai ar pataisykit, jeigu neteisingai mąstau, bet tarsi tokia peršasi mintis, kad gali kiekvieną dieną truputėlį kisti, net ir visa galerijos erdvė, pavadinkim taip, jeigu atsiranda kažkoks gyvas judesys, performansas ar instaliacija, tai ar mąstat apie tai, kad, pavyzdžiui, galėtų bent jau panevėžiečiai kiekvieną dieną užsukti ir vis rasti kažką naujo. Taip, tikriausiai taip ir bus, mes kai ypatingai kalbant apie performanso meną, tai čia yra laiko menas, kur žmonės tik tai tam tikrų laikų gali tą dalyką išvysti. Todėl mums tikrai nuoširdžiai kildavo klausimas, galbūt menininkas galėtų kokią nors sugalvoti ir edukacinį priėjimą būtent prie to performance arba tematiką. Tai bus ir dirbtuvių, kur bus Panevėžio bendruomenė kviečiama prisijungti prie tam tikrų menininkų kūrybos. Šiaip jau erdvė pati pradės kisti savaitę prieš. Tarkim, pas mus reziduosime menininkai, kurie dirbs jau savaitę prieš tiek mieste, tiek festivalio teritorijoje. Tai vis tiek pasitaiko tokių momentų, kad lankytojai kartais ateina anksčiau apsižiūrėti, kas ten bus. Ir tuomet gražu, kad gali su menininku pabendrauti. Ir tuomet turėsim Romuald Galiausko ir Mato Rusilo, tai yra garso menininkai. Turėsime jų instaliaciją, kuri bus interaktyvi apie Panevėžio garsovaizdį. Tai atėjo žmonės, tiesiog kiekvieną kartą ta patalpa ir garsai keisis, priklausomai nuo to, kaip žmonės sąveikaus su ta garso instaliacija. Galima atrasti tada savo savitą skambesį kažkokį, ar ne? Gerai, norisi, Vaida, tavęs paklausti, iš tų visų kandidatų peržiūrėtų 140 iš atsirinktų dalyvių, kas, nežinau, tau gal laukiamiausias, įdomiausias, labiausiai nustebinęs dalykas ir instaliacija, kurią galėtum truputėlį pasidalinti apie ją, kad žmonės susidarytų įspūdį, ką ten galima bus išvysti. Tai mane pati tematika labai sužavėjo, kad tikrai labai daug menininkų tam tikrą prasme, kurdami instaliacijas arba pritaikydami kūrinius erdvėms, atliks pačios erdvės tyrimą arba šiuolaikinio žmogaus ir erdvės tyrimą. Tai aš išskirčiau Nataliją Didenko su projektu Lekalai, kuriuose atsispindės būtent tas žmogaus trapumas, karo istorijos momentai. Tada
Dar prisiminčiau Aistės Radzevičiūtės, kur būtent kasdienybės ritualai yra tyriami ir būtent tokioj aplinkoje, kaip buvusiai vyklai, tas yra labai įdomu. Tas visas trapumas, dabar galva Milda man padės, yra menininkė, kuri būtent naudos atspindžius kaip instaliacija ir labai gražus yra priėjimas. Čia Ula Šukytė, galbūt su langais, taip, tai yra perspektyvi jaunoji menininkė. Jinai kurs, ji jau turi tokią instaliaciją langų, skulptūrinę, tačiau nusprendė festivaliui praplėsti ir sukurti vizualinį papildymą instaliacijos, tai tuomet jungsis vaizdas ir skulptūra ir videomenas. Taip, apskritai apibendrinant visas rezidencijas, tai galima išvelgti, kad matysime ir stiklo, ir tekstilės, ir garso, ir sienų tapybos, ir keramikos, ir performanso, ir instaliacijų, ir žodžiu, visas kraitis patirčių, kurias galės lankytojai patirti per savaitę. Tai patirti per įvairius meno objektus ir patirtis, bet tuo pačiu galės ir patys prisiliesti prie kūrybos, kaip suprantu, ar ne? Bus dirbtuvės. Papasakokit, pasidalinkit truputėlį iš tos pusės. Tai turėsime grafikos dirbtuvės, turėsime keramikos dirbtuvės, teatro dirbtuvės, man atrodo, net skulptūros dirbtuvės turėsim. Tai visas šias dirbtuves veda ne tik menininkai, kurie yra atrinkti galerijos programą, bet dar papildomi menininkai, kurie norėjo prisijungti prie festivalio būtent su bendruomenės įtrauktimi. Tai nemažai dėmesio skiriam ir tam. Čia labai gražiai atliepia patį gijų konceptą, kad tas nematomas gijos būtent ir atsiranda tokioj augančioj bendruomeniai, stiprėjančioj bendruomeniai. Turbūt reikia paminėti, kad viskas, ką mes čia kalbam, tai yra nemokama festivalio programos dalis Liepos 20-24 dienomis Panevėžyje festivalyje Iškrovos, nuo Liepos 25 dieną bus didysis finalas, net 4 scenos, daug įvairių grupių, bet artėjant festivaliui, manau, kad mes dar pašnekėsime detaliau apie muzikinę programą, o šiandien smagu, kad atvykot papasakot apie meninę dalį. Tai kviečiam visus į galerijos atidarymą Liepos 20 dieną, tai galėsit pabendrauti su mumis, su menininkais, apeiti visą galeriją, galbūt net ekskursijų padarysim. Ateikit! Jo. Ar bus koks nors muzikinis pasirodymas atidarymo metu, ar jau viską palieka tik tai muzikiniai daliai, jau finaliniai festivalio dienai? Tai bus muzika foninė visuomet, aišku, kaipgi be Tomo Vėjo. Na taip. Ir šiaip atidarysime galeriją su Romualdu Galiauskas ir Mato Rusilo garso performansu apie Panevėžio kraštovaizdį. Garso kraštovaizdį. Tai aš manau, kad susitiksim šiemet Iškrovose, Panevėžyje. Nu, tai jau prisižadėjai dabar viešai. Lauksim. Tai būtent taip ir reikia prisižadėti, nes jeigu prisižadė ne viešai, tai nėra tada kažkaip nieks nespaudžia, taip sąžinės. Ačiū labai, kad atėjot, ačiū, kad papasakot, ačiū, kad kuriat ir man atrodo, kad labai prisidedat prie to, kaip žmonės mato Panevėžį ir kokia kultūra ten auga. Kaip mato, kaip jaučia, kaip girdi, jaučia panašu, kad ko mokosi po šito festivalio, tai 5D Panevėžys. Ačiū labai. Ačiū. Kalbėjom su festivalio dalimi organizacinės komandos Milda Paužuolytė ir Vaidas Bartušas buvo su mumis. Opus pokalbis.